manau, atėjo laikas pristatyti mūsų naują transporto priemonę. Tai pradėsiu gal šiek tiek etapais, papasakosiu, kodėl buvo pasirenkami tokie sprendimai, kiek preliminariai tai kainavo. Aišku, neturiu grynos sąmatos centas į centų, kiek kainavo, bet visiems plius minus pamenu tenai kelių eurų skirtumų, kad galbūt kažkam būtų įdomu irgi ta informacija, nes ne vienas rašėte. Ir ką, pradedam nuo pirmo fakto. Mūsų transporto priemonės modelis yra Fiat Ducato, aišku, gal kas ir matėte, yra ir Citroeno ženkliukai su tokiais automobiliais, ir Peugeot, tai realiai, kiek domėjausi, jie visi beveik identiški, tiesiog skiriasi emblema ant viršaus. Tai dėl ko pasirinkome Fiat Ducato? Dabar su Gabija mes nusprendėme, kad pirmas svarbiausias dalykas, dėl ko reikia žiūrėti, tai yra variklio galia. Mūsų Karavelė buvo 2,5 dizelis, 75 kW. Šitas yra 2,8 dizelis, bet 94 kW. Dėl to jau nebėra problemų kylant į kalnus bei važiuojant greičiau magistralėse. Tas greičiau 120, nes visiems dėl jo didelio gabaritų jaučiasi tiek šoniniai vėjai, tiek pasipriešinimas, tiek tiesiog nenorime smaugti mašinas, bet pilnai pakanka magistralėse. Antrasis dalykas, dėl ko pasirinkome, tai dėl dydžio, kadangi jinai yra ir ilgesnė bei aukštesnė. Dėl to jau galime normaliai viduje atsistoti, kadangi aukštis yra plius minus viduje. Aišku, mes dar kėlėme šiek tiek grindis, apie tai vėliau papasakosiu. Tai gaunasi apie 1,77, 1,78. Mes su Gabi esame 1,81 m kažkoks centimetrų, 1,80 m, tai pilnai telpame, biški tik tai remiasi galva. Taip pat šitas autobusas, kas įdomiausia, turi tokius, aš vadinu jas troleibusiniais langeliais, 2 šitoj pusėje, 2 kitoje pusėje, kuriuos galima pradaryti ir padaryti skersvėjį. Aišku, įsigijus šį autobusą dar mums reikėjo užtamsinti langus, kadangi jie buvo kiaurai permatomi ir dėl privatumo ir dėl saugumo, kadangi visi mes nuvežiojame tiek droną, tiek fotoaparatus, tiek mažą ką, nereikia, kad ilgapirščiai matytų kas viduje. Tai tamsiname langus ir visų langų tamsinimas kainavo 220 eurų. Plevelės, man atrodo, matomumas yra tik 5%, tai užtikrina tikrai pilnai visą mūsų privatumą ir beveik realiai labai reikia įsižiūrėti, norint pamatyti, kas yra viduje. Vienas iš dalykų, kuriuos įsirengėme, nes tikrai reikalinga buvo lyginant su Karavelė, tai LED baras, kadangi autobuse mūsų šviesų reflektoriai buvo ganėtinai stipriai jau išdegę ir nieko nebešvietė. Aišku, šitos lempos viskas gerai, tačiau nusprendėme, kad papildomas apšvietimas nieko nepakenkia, ypač jeigu važiuojam kokiais nors šalimais keliukais, kaip pavyzdžiui tokie, kur per daug mašinos nekursuoja jais, gatvė apšvietimo irgi nėra, namų per daug irgi nėra, kad galėtume akinti žmonės. Tai toj parodysiu, kaip pajungiau viską. Čia, aišku, nekreipkite, kadangi visiems mes jau kelionėje, tai bardakas neišvengiamas autobuse. Tai va, noriu parodyti, kaip tą LED barą pajungiame. Tai LED baro laidai ateina iki akumuliatorius. Tenai viduje esame prijungę tokį ir kinietišką blokelį, kuris, to jos jums parodysiu, reaguoja nuo pultelio paspaudimo ir norint įjungti LED barą spaudžiame on, šviečia, norint išjungti LED barą spaudžiame off ir nebešviečia. Aišku, kažkaip žinau, galima pasidaryti nuo ilgųjų šviesų, tačiau tiek mano žinios neneša, dėl to darėme paprasčiausią ir galimai netgi mums greičiausią variantą. Taip pat dar vienas įdomus faktas, šito autobuso taršos mokestis buvo 0, kadangi jis yra atkeliavęs iš Danijos. Ir jisai buvo skirtas, kaip supratome, neįgaliųjų vežiojimui, jisai turėjo liftą. Tai įmonė, kuri jį atgabeno ir pardavė mums, praėjo kartu dar tą ekspertizę vadinamą, kad būtų taršos mokestis 0. Tai realiai tas labai gerai susitaupė, nes man atrodo, taršos mokestis būtų buvęs apie 500 eurų. Aišku, paskui jau pravarius technikinę, mums jį įsigijus pilnai ir atvažiavus į kaimą reikėjo užsiminėti tą liftą vadinamą galę. Tai tas šiek tiek laiko užtruko, aišku, dabar jisai kaime guli, gal jeigu kažkam reikia, tai sakykite, aš tikrai su malonumu jį atiduosiu, tiesiog patiems reikėtų atvažiuoti jį pasiimti. Taip pat, nežinau ar tiesa ar ne, aš niekada nepasitikiu jokiom ataskaitomis, nes jų net ir neperku prieš pirkimą automobilio, tos Car Vertical ir panašiai, tačiau rida automobilio yra 75 000 kilometrų. Nežinau, tom tikėti ar ne, tačiau pagal salono būklę viskas tikėtina, bet mes su Gabi įtarėme, kad jisai kurį laiką tikrai yra stovėjęs nenaudojamas, kadangi kur tie rodžia pirmą troleibusiniai langelį turėjo nemažai samanų apnašų aplinkui. Taip pat matosi jau šiek tiek rudelio pačia, aišku, nėra labai niekas tragedija, bet. Ir aišku, iš minusų.
biški lenktos šitos durelės, įtariu dėl to, esant liūčiai, praleidžia šitoj vietų tarpinė, paskui parodysiu kokį samadėlkinį variantą dariau, bei yra kitos vairuotojo pusės durys, kurios irgi praleido pirmą vandenį, dabar tik tai vėja, nes atsidariau tas durelės ir ėmiau kelią ir pradėjau lenkti biški. Tai šiek tiek tai padėjo, bet irgi tai nėra ilgalaikis sprendimas, tik šiai kelionė viskas sueis ir grįžus į Lietuvą teks vėl tvarkyti. Vienas dar iš kokių dalykų, kas mums irgi patiko su šio autobusu, tai kad yra Webasto, originalus, tai realiai nereikėjo nieko papildomai įsirenginėti. Ir esant šaltesniem oram iš karto galima pasišildyti, nes senam autobuse mes įsirenginėjame, tačiau jisai buvo kinietiškas ir galiausiai realiai po vienos kelionės jis nusprendė ne visai puikiai veikti. Taip pat yra papildomas salono apšvietimas šitoje vietoje. Labas, Gabija. Sveiki. Kur galima važiuojant įsijungti tiek mėlyną apšvietimą, tiek normalų apšvietimą, aišku, bet tada turi veikti degimas ir variklis, tai to pagrindinę naudojame. Yra padarytas samadėlkinis ventiliatorius, kuris irgi randasi. Pala, Gabija, biškai gali pasitraukti. Ačiū. Šitoj vietoje. Bet jisai ūžia kaip tankas ir irgi mes jo per daug nenaudojame. Nežinome, kokia nauda buvo per daug. Dabar realiai jis atliekamas vos ne kaip oro išėmimo kaminėlis, nes kartais, kai būna stiprus vėjas, jaučiasi skersvėjis. Ir aišku, iki pilnos laimės mums šiame autobuse trūksta kondicionieriaus ir autopiloto. Autopilotą dėja jau pamačiau, kas galėtų įrengti, nes esu Facebook'e kemperių grupėje, man atrodo, kemperį savom rankom ir žmogus įkėlė, kuomet važiuoja magistralėje su būtent šitu Ducato autobusu, man atrodo, modelis yra 244 ir pasidalino, kad galiu įrengti ir mačiau komentaruose, kad 150 €, kas tikrai nėra daug. Tai galvojame, grįžus į Lietuvą reikės tą dalyką ir investuoti ir įsirengti, nes tikrai magistralėse norisi šiokio tokio komfortabilumo, tiesiog įsijungi ir važiuoja. Kondicionierius, dar neteko būti labai karštose vietose, kad labai jo pasigestume šitame autobuse. Ir manau, dabar pereisiu prie mūsų dalykų, ką mes papildomai įsigijame. Tai pirmasis dalykas yra tokie privatumo, karštai atspindintis uždangalai langų, tai mes pirkome priekinį ir šoninis. Šoninis jau nuėjomės, tai jų nerodysiu dabar. Ir esmė tame, mes juos pirkome iš kemperių įranga.lt ir mokėjome, jei neklystu, 65 €, kas tikrai gerai, nes vėlgi nereikia papildomai įrenginėti savo, apsidinėti, čia viskas patogiai, čia galima dar įdėti papildomus tos sirptukus, tačiau nusprendžiau, kad neverta, pilnai užsikiša, uždaroma čianais ir viskas. Antras dalykas, kurį įsirengėme, kad norint taupyti vietos, tai yra jau besisukanti sėdynės plokštė tokia, nežinau kaip netiksliai vadinasi. Jinai kainavo 180 €, tačiau mes su Gabi nusprendėme, kad norisi vairuotojo sėdynį išnaudoti ir panaudoti kartu ne vien tik tai kaip vairavimui, bet ir sėdėjimui bei darbui. Dėl to patogiai galima susidaryti tokią sėdėjimo vietą, kad viena sėdynė čianais, dvi sėdynės tenais, staliukas, apie tą toliau pereisime. Ir paskui esant važiavimui reikia apsukti. Aišku, dabar šiandien apkrauta šalkrepšis, dar reikia jie kiekvieną kartą traukinėti pirmin atgal, norint, kad jinai apsisuktų per statramstį, per kitą sėdynę ir per vairą. Toliau galima pereiti prie elektros sistemos. Tai pirmas dalykas, kad mes jau nebedarėme jokių samadėlko, pirkome normalius, originalius skersinius, jie kainavo 100 €, kurie tvirtinasi prie tokių kabliukų, nežinau kaip čia pavadinti, ant stogo. Dėja dabar aš per mažas, kad galėčiau pasiekti juos ir parodyti, bet esmė tame, kad ten tos bagažinės užsifiksuoja, užsideda raktelis ir tiek baigta, ir prie to pritvirtiname saulės panelę. Saulės panelė yra 370 W, kas pilnai pakanka mūsų reikmėms, ir jos kaina buvo 110 €, kas yra ganėtinai gerai, kadangi mes su Gabija gal pastebėjome, netgi nuo seno mūsų autobusų rengimo tikrai daug kas iš dalykų atpigo. Pradedant nuo saulės panelių, visokiausių inverterių, gal čia tik mano nuomonė, bet tiesiog pastebėjom šiokį tokį atpigimą. Tai man atrodo, mes už seną autobuso panelę mokėjom arti 200 € ir jinai buvo dar silpnesnė. Ir dar pasitikslinau, kaip tas dalykas vadinasi. Tai šita saulės panelė yra half cut stiklo, kadangi jinai iš vienos pusės gali gaudyti saulės šviesą ir iš kitos pusės. Aišku, šiuo atveju pas mus per daug jinai iš kitos pusės jos nepagaudys, bet įtariu tai yra skirtas dalykas, kuomet įrengiamos saulės elektrinės ir tiesiog saulė atšoka nuo žemės ir tada į kitą pusę, kad taip būtų padidinimas saulės panelės efektyvumas. Laidų pajungimas ganėtinai paprastas buvo.
To apie lovą dar papasakosim, bet esmė tame, kad buvo pragręžtos 2 skylės stoge ir pravesti plius ir minuso laidai į apačią, kur randasi visa elektros sistema. Įlindau, štai kaip atrodo visa sistema. Tai pirma, saulės energija atkeliauja į saulės valdiklį, iš jo eina jau link akumuliatorių. Tai naudojam 2 Green Cell akumuliatorius, dabar yra jau jie AGM ir po 100 Ah tai pilnai pakanka mūsų poreikiams. Dar aišku, norėsi pirmą įsirengti tiek mikrobangę, tiek šaldytuvą, tačiau pritruko šiek tiek laiko. Pritvirtiname tokių kampainių prie grindų, kad jie neslidinėtų. Ir išeina į inverterį 1500 W, kur iš karto jau yra pajungtas prailgintuvas ir eina į saloną prie stalo, kad nereikėtų papildomai kiekvieną kartą čia najunginėtis. Ir jisai visuomet yra įjungtas, kadangi aš esu padaręs tokį elektros išjungiklį, kuris yra prieinamas iš salono. Ir visuomet, kuomet jau nebenorime naudoti inverterį, nebereikia lysti bagažinį ir išjunginėti čionais. Žinau, kai kurie inverteriai turi nuotolinį valdymą, kad galima mygtuko paspaudimu išjungti. Deja, šitas neturi, tai padarėme šiokį tokį paprastesnį sprendimą. Akumuliatoriai, neklystu, kainavo vienas vienetas 160 €, o inverteris apie 150 €, o valdiklis 50 €. Tai va tiek atrodo visa elektros sistema, aišku, gal ne per daug ir tvarkingiausiai, tačiau atlieka savo paskirtį. Dar detaliau parodysiu, kaip visas lovos konstravimas vyko. Tiesiog buvo padaromas rėmas, tenai matote, gal nematote, šitoje vietoje yra tokie metaliniai tvirtinimai, ant jų stovėjo 2 sėdynės, tiek vienoje pusėje, tiek kitoje pusėje, tai mes tas sėdynės nuėjom ir realiai lovos rėmas remiasi ant jo, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ant šito bruselio, tenai bruselis ir čionais. Grindis visas mes pakėlėme, nes apatinės buvo tokios kiliminės su tvirtinimo bėgeliais, tai mes prie tų bėgelių pritvirtiname išilginius bruselius. Realiai parodysiu šitoje vietoje nuotraukose, kaip atrodo visas tas procesas. Viena nuotrauka, antra nuotrauka, trečia, ketvirta, kad lengviau jums būtų suprasti kaip kas. Ir prie to dėjome dar, o gal čia labiau matosi, OSB plokštę pritvirtiname ir ant viršaus linoleumą. OSB plokštė buvo uždėta dėl to, kad, aišku, jinai yra pigesnė ir prie jos galima tvirtinti visokiausias spintelės ir visus kitus dalykus, kaip ir rodžiau pirma su akumuliatorius, kad tiesiog paėmėm kampainį, prisukame ir viskas. Tęsiant elektros sistemą, tai tas išjungiklis, kuris išjungia inverterį, yra šitoje vietoje labai patogiai pasiekiamas. Čia papildomai dar įsirengiau tokį mažą indikatorių, kad matyti, kokia akumuliatoriaus būklė ir kiek jo yra pakrovimas. Tai dabar matote, kad jis yra pilnas ir vis dar kraunasi. Čia yra tualetas, mes jį dar padarėme ant ratuko, kadangi galima jį išstumti, užfiksuoti, atlikti reikalus, įstumti, užfiksuoti ir toliau keliauti. Aišku, minusas, kad greitai stabdant jisai nučiažia nuo tos platformos, tai reikės daryti mini tokį paaukštinimą šitoje vietelėje. Ten, aišku, semtuvėlis, šepetėlis, šiukšlių dėžė, jie neturėjo čia atsidaryti, ir dar papildomos priemonės į tualetą. Ir visą tai randasi po mūsų lovą. Lovos matmenys yra 1,80 m ant 1,20 m, kadangi šitie autobusai ir dėl to renkamėsi, kadangi jie, kaip matote, yra tokia patogi dėžutė, dėl to labai lengva viską išplanuoti. Čiužiniai, kadangi nestandartinių matmenų, tai buvo naudojami vaikų, 1,20 m ant 60 m ir taip 3 sudėlioti, tai gavosi ganėtinai pigiai 60 € už visus. O kaip čiužinio ieškojom, jeigu imti normalų miegamąjį, tai be 100 € net neverta ieškoti ir tada reikėtų jo pjaustyti ir dar papildomai kažką galvoti, kad jisai tilptų ir tvarkingai atrodytų. Tai rinkome mes pigesnį, paprastesnį variantą. Tik vienintelis minusas, kad čiužinukai yra šiek tiek plonesni negu normalaus miegamojo. Pereinant prie spintelių, tai turime jas 2. Pirkome iš Jisko, ganėtinai jos ir paprastos. 2 stalčiukai, čia 4 stalčiukai, čia tas pats, pritvirtiname prie grindų su kampainiais šianais ir buvo viena vieta tvirtinama čia tokios rankenos kaip šitoj pusėje, tai pritvirtinam irgi su
kampainį ir ganėtinai tvirtai laiko, niekas papildomai neišsimanė. Viena kainavo 100 eurų, tai per abidvi mokate matematiką 200 eurų ir papildomai, kad neatsidarinėtų važiuojant, tai nupirkom tokias vaikų apsaugas iš Pigolta, kur tiesiog užfiksuojam ir viskas. O šitą laiko iš tėčio garažo dar paimti, pasisavinti sovietiniai magnetai. Priekinis stalas, kaip rodžiau, tai yra ganėtinai irgi paprastas, yra iš senukų nupirktos tokios palangės, medienos medžiagos, nežinau kaip jos pavadinti, bet tikrai ganėtinai pigios ir lengvos, nes realiai visa šita senelė apkalta jomis yra. Taip ir stalą padariau, koja kuri išsisuka tiesiog, kad kuomet mes supakojame stalą, ir čia yra toksai pastovus tvirtinimas, kuris irgi yra pritvirtintas prie žemės ir tiesiog, kaip matote, iš kemperio pasisavinam tokią idėją, kuomet yra papildomai pritvirtintas, kad mes įspaudžiam ir jisai nevažiuos niekur, o labai lengvai pakeli, ištrauki ir keliauji. Kas dar patiko šiame autobuse, kad buvo tokie roletai, kurie tiesiog automatiškai, jeigu atkabini nuo tvirtinimo vietų, susitraukia, tai jie kiekvienas langas ir turėjo, išskyrus galinius. Galinėse teko įsigyti papigiaiskus roletus iš Depolta. Man atrodo, 5 eurų net iš pardavimo gale jie kainavo. Pritvirtintos vienas šriubas ten, vienas šriubas tenai prie durų ir tiesiog. Ir kartu buvo tas pats dalykas darytas ant šitų šoninių durų. Nes kaip matote, spalva netitinka, bet teko greitai suktis. Norėtųsi čia, kad būtų juodas, nes žymiai praktiškiau ir netaip išsipurvino. Dėl apšvietimo naudojame LED juostą. Čia yra valdiklis, jos kad su pulteliu galima, ir jinai eina per visą ilgį. Tai realiai, aišku, galėtų būti galingesnė, tačiau pilnai pakanka dabartiniams mūsų poreikiams, kadangi esame Ispanijoje, ne kur nors, kur ištisa naktis, dėl to problemų tame nėra. Ir norėtųsi ateityje, kur irgi pritrūko laiko, tai šitose vietose, kur matote, kažkada kažkieno buvo tvirtinimai padaryti, tai čianais vėl jos atgal užsidėti ir pasidaryti šiokias tokias spintelės, kadangi toj vietoje, kaip matote, per daug ir nevaikščiojame, įskir šitoj vietoje, kas sėdėtų, tai galima būtų dar papildomai susidėti daiktų. Pavyzdžiui, drabužius, kokius nors lengvesnius maisto produktus ir panašiai, nes dabar viskas turi tilpti į spinteles, kaip matote, arba nekeliavimo būdu ant spintelių ir šaltkrepšiuose. Taip pat sprendimą dar priėmėme, kad norėjome, kad būtų 4 sėdimos vietos ir jos būtų gamykliškos ir saugios, kadangi 1-2, kai mums jau gabė keliauti, o dar 2 papildomos mažakos kokiais draugais, šeimos nariais, dėl to palikomėme standartinėse tvirtinimo vietose, tik tai apkaliau papildomai tokį dėžutę, vadinkime visą kitą, kad galima ant viršaus būtų dėti ir ją pačią dėti tokius greitesnius pasiekiamus daiktus kaip domkratas, sukimo raktas, padangos hermetizavimo ir panašiai. Tai va tiek. Kad elektros netrūktų ir aišku, kaip kiekvieną mūsų kelionę mes nieko neišsibandom ir mažą galvo, kad elektros sistema neveiks, tai pasiėmėme iš X-Trailo senos kelionės Norvegijos EcoFlow nešiojama elektrinė tokia, tai jinai pilnai patenkino mūsų lūkesčius, kuomet mes keliavome su savo stogo palapinė, tačiau šioj kelionėje dar mums neteko panaudoti, nebent tik tai keliem laikrodžių pakrovimams, telefono, bet ten realiai susimažėjo tik tai 1 procentas, bet viską dar pakokas naudojomės nuo mūsų saulės elektrinės, tačiau, kaip matote, mes esam paplūdimy ir čia vakar buvo ganėtinai vėjuota, dėl ko nefilmavau, bei nemažai dulkių ir smėlių užnešta ant autobuso, tai įtariu saulės panelė irgi bus nešvari, dėl to teks ją nusiplauti, norint toliau užtikrinti pastovų didelį elektros krūvį. Štai čia viena vieta, kur lakas jau atsilupinėjęs. Štai čia kita vieta, kur matosi su teptuku kažkas bandyta dažyti. Šitos durys yra nekokybiškai nudažytos, kaip matosi, įtariu, dėl to galimai kažkas jam ir buvo, kadangi per čia kažkur vėjas eina. Taip pat pats dugnas, kaip matote, nėra pačios geriausios būklės, tai norisi jau kiek įmanoma greičiau izoliuoti visus rūdžių židinius. Tai dėl to galvoju, aišku, dar nelabai su ko buvo pasitarti, kad norisi visą autobusą, nušlifuoti, kiek tik įmanoma ten tas rūdelės, padengti antikoroziniu gruntu ir nupurkšti baltu raptoriu. Raptorius dėl to nusprendžiu, kad
žymiai mažiau reikia patirties dažyme, nes su kaip paprastu dažymu, man žinote, tikrai, nes jis žiūri ne vienas galbūt ir dažytojas, kad reikia nugruntuoti, nudažyti, nulakuoti ir tai ne vieną kartą reikia tikrai gerų sąlygų tam dalykui, bei aišku patirties, o mes nenorime per daug tam dalykui investuoti ir norisi padaryti tokį ilgamžį sprendimą mažagą ir važiuojant per šakas, būna kartais, kad tenka įgrūsti ir per medžių šakas, kur tikrai šitas kėbulas gali nukentėti nuo to dalyko, tai norisi tą apsaugoti dalyką, bei tiesiog paslėpti jo, kaip sakykime, netobulumus. Netobulumus tai nerudis, o įlenkimus. Tai irgi nugruntuoti, kad visą tai kaip įmanoma pasislėptų. Tai va tiek šiam kartui apie mūsų autobusą. Aišku, gal kažką atsiminsiu, tai jeigu jau kitose vloguose papasakosiu, bet norėjau maždaug papasakoti, kaip, kas, kur, ką atrodė. Ir dar pamiršau pasakyti, kad mes už šitą autobusą mokėjome, sakykime, daugiau negu rinkos vidurkis, tai 4800 eurų, bet mes būtent ieškojome, kad jisai kaip įmanoma turėtų mažiau defektų. Bet jų neišvengsi, mašina ne iš salono ir visiems keliai pasitaiko. Jokių problemų su varikliu, tiesiog greičių dėžė, durys ir šoninės langiančios durys. Iki šio momento, kiek žinome, o ateityje bus matyti. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatome kitose vloguose.